čia visi mylintys kino darymą, ar ne? Kaip jūs čia dalyvaujate visam šitam procese? Darot filmus ar dar kažką? Kas gali čia trumpai atsakyti? Taip, ne? Filmuojate, jo? Taip. Ar matėte tokių senų nuotraukų namuose? Gal matėte, kaip fotografuojasi, gražiai apsirengę, o už nugaros kas būna dažnai? Namas. O nebūna, kad studijoje fotografuoja, ten būna dekoracija. Staliukas, koks nors gražus suoliukas, medis nupaišytas. Tokių nematėt? Nu va, tai čia panašiai, kaip sakoma, dailininko kine darbo pradžia. Dailininkas dažniausiai reikalingas filmui tokiam, kuriam fono, taip paprastai kalbant, arba vietos nėra gyvenime. Pirmoji eilė dailininkas tokiam filmui nereikalingas. Nes jeigu filmuoji, pavyzdžiui, prie upės, ten, prie medžio, tai dailininko gali ir neturėti. Patinka medis, patinka upė, ten pastatė aktorių ir filmuoja. Ar ne? Tai pirmoji eilė tokiems. Nu, šiais laikais jau dabar atsirado toks žanras dokumentinio kino, turbūt matėt per televiziją, ten History kanalas. Ten dažnai dokumentinis filmas ir ten būna tokie suvaidinti momentai. Tai va, tuose suvaidintuose, kadangi ten istorija jau, praktiškai automatiškai reikia irgi dailininkui. Tai va, dailininkus norėsite kino eiti. Paklausę mano pasakojimo. Tai tada reikia lankyti dailės būrelį ir mokytis arba dailės akademijoje, arba architektūroje, dizaine. Nu, galima, aišku, važiuoti į Ameriką ar Prancūziją ir dirbti asistentais kine ir tai pamažu viską išmoka. O dabar apie tą dailininko jau pagrindinę priedermę. Jisai gali sukurti vaizdą, kuriame vyks visas filmas, gal daug vaizdų arba dvi. Gali patobulinti jau esamą, sakysim, yra pilis kokia nors, bet jinai per maža arba labai sugriuvus. Tai dailininkas su savo komanda ją butaforiškai, aišku, ne iš tikrųjų atrestauruoja. Pavyzdžiui, trūksta vartų, pastato vartus netikrus, bet kaip tikrus. Atsiranda režisierius, kuris pats sugalvoja arba kas nors parašo scenarijų filmui, nu ir jis pradeda galvoti. Susiranda operatorių, kuris filmuos, va, kaip jūsų kolegė. Susiranda dailininką, 3 pagrindiniai žmonės, grindį varant jėgą. Nu, aišku, labai svarbus dalykas ir pinigai yra. Čia yra prodiuseris, bet prodiuseris čia su menu mažiau tiek turi reikalų. Nu, kai kurie turi, ten režisieriai, prodiuseriais būna. Ir skaito scenarijų, kalbasi, tarėsi ir galvoja, ten yra kokia nors scena, kokiam nors senam name parašyta, ar ne, kaip romane, arba apsakymė, senas namas, ten toks ir toks. Ir režisierius operatorium kalbasi, nu, koksgi tas dabar turi būti namas. Ir režisierius jau visai tada sprendžia, ką jis nori akcentuoti su to herojum, kokį jis, ar jo ten blogasias savybės, gerasias, ar ten meilė, nu, vienu žodžiu, irgi milijonas variantų. Dailininkas pirmiausiai galvoja, mąsto, siūlo, kaip turi atrodyti ta aplinka, kurioje bus tas herojus. Ar jo visas gyvenimas, ar jis po to ten gal persikraustys, čia nesvarbu. Ir siūlo režisierių iš pradžių žodžiais, truputį papaišydamas su tušinuku ant servetėlės. Ir susitarė, kad jisai bus toks ir toks. Tai va, jeigu nori daryti kiną aplamai, tai reikia labai viską, kas dedasi pas jūs aplinkui, reikia dėti į galvą. Ypač kokie nors dalykai, kurie yra, nu, kaip pasakyti, ne visiškai tokie normalūs, sakysim.
nu, kaip gyvena, ten paprastai, kas yra parduotuvėje, taip toliau, ten, sakant, tokie dalykai jie yra, jūs juos matysit kasdien. Bet jeigu pamatot kažką tokio, viskas, kas yra ne visiškai pilkai elementaru, reikia fiksuoti. Galit net fotografuoti viską, jeigu turit kuo ir noro. Ir viskas tas, žinokit, jums kaupsis ir beveik 100% galiu garantuoti, kad kada nors, ne kiekvieną kartą, kai jūs dirbsit kine, jums ko nors prireiks, jūs atsiminsit, kad aš kažkur kažką mačiau. Jeigu tai yra istorinis kinas, visi, kurie daro tą kiną, turi susipažinti su tai istorijos laikotarpiu, ar ne? Tai vat, pavyzdžiui, taip ir darom. Renkam iš visokių žurnalų, knygų, jeigu tai yra Žalgirio filmo pasiruošimas. Darom kopijas, vartom labai daug knygų pagal tą laikotarpį ir ieškom, viską dedam į papkes. Iš tos medžiagos kalbi su rišėjom ir sakai, aš galvoju, kad tokio pily galėtų ten Vytautas būti, o tokio galėtų kryžiuočiai ir panašiai. Ir susitari, tada darai tokius mažus paprastus pieštukų eskizus. Ir išsidėlioja ant grindų, ant didelių stalų su režisieriumi ir operatorium ir kalbi. Čia tas bus, čia tas, aš taip įsivaizduoju. Ir yra tokios čia jau paskutinis etapas, kai viską yra apgalvota, viskas, tada ieškai visokių smulkių daiktų. Tie piešiniai tampa pagrindu eskizams jau rimtiems. Tada jie būna dideli, kas moka ten užsienį paišo kompiuteriais, visai taip daro. Jeigu yra, pavyzdžiui, kaip ir sakiau, kad dailininkui galite patobulinti tą esančią aplinką, tą eksterjerą arba interjerą, kad, sakysim, langai gotiški gerai, bet grindys jau yra ne tos. Jūs aplinkos detalės ir ten kadruotę daro? Kadruotė čia kaip ir yra kitas dailininkas, jisai ten dirba su režisierium, kuris dėlioja principę patį filmavimo etapus labai smulkiai. A jūs aplinką? O mes dailininkas, jisai, sakant, į tą kadruotę įeina visi šitie dalykai, kostiumai plius. O kadruotė yra toks, kaip sakyt, dokumentas, pagal kurį paskui filmuoja. Ten nepaišoma, koks stalas yra, koks langas, aplamai. Langas pažymimas tik tai ten, minimum šitos informacijos. Ir svarbiausia ten yra jau darbas tarp režisieriaus ir operatoriaus. Nes dailininkas turi padaryti 360. Kad atėjęs režisierius sakytų, aha, gerai, pradėsiu aš filmuoti va į tą pusę. Viską, kas ten yra, išneškit laikinai, nes trukdys kamerą. Viską išneša, nufilmuoja 2 valandas, tada sako, dabar filmuosi į tą pusę, viską atnešė. O iš ten išneškit. Taip ir dirba kinas, principą. Pagrindinis darbas dekoracijose ir vidų interjere, tai taip. Ir tada į visą šitas dekoracijas reikia taip vadinamą paprastų žodžiu apgyvendinti. Nes jeigu ten vyksta kažkas, tai žmonės gyvena ten, bet kas, gal ten kareiviai, ar ten šeima, ar ten kas tik nori, ką reikia filmuoti pagal scenarijų, tada apgyvendini. Tai va, ten, kur yra rekvizito, kur yra interjero papkės, renkiesi daiktus. Dažnai, jeigu tai istoriniai filmai, tai tų daiktų kai kurių iš vis nėra. Yra tik tai nuotraukos arba muziejų. O muziejui, kaip sakant, jeigu tai yra vienas daiktas, tai jau niekas niekada beveik neduoda šitą. Ir tenka nusifotografavus pasigaminti. Ir kaip jau apgyvendinama, tada jau ateina apšvietėjai ir šviečia, kad būtų tokia šviesa, kokios reikia operatoriui,
Ir aišku, ir dailininkui, nes dailininkas, kad čia turi būti prieblanda, režisierius pritarė, viskas tada šviečia taip, kad būtų prieblanda.